Sveiki visi susirinkę į filosofinį disputą 2026. Aš esu Irūna Merkelytė, esu Fiesta Persone institutų renginių vadovė ir šiandien padėsiu pravesti disputą. Ir noriu iš savęs pasakyti, kad šiais metais Fiesta Persone sugrįžta ne tik su pavasariška gaiva, kurią galim pamatyti už lango, bet ir su nauja energija, idėjomis bei intriguojančių renginių ciklu. Ir galiu paminėti kaip patį filosofinį disputą. Ir man yra labai smagu pamatyti tiek daug Vilniaus universiteto bendruomenės, nes tai parodo, kad jūs įsitraukėte į jaunimo iniciatyvas bei jūs domina filosofinės aktualijos. Prieš pradedant disputo pagrindinę dalį, noriu paminėti ir apie Burso kiemo laikraštį. Tai yra dar viena Fiesta Persone iniciatyva ir laikraščius galite pamatyti savo kairėje, jie bus padėti ir laisvai prieinami kiekvienam iš jūsų. Tad skatinsiu išeinant ar tiesiog prieiti po to paskaityti ir pasidomėti, kas ten yra parašyta, nes jame galite pamatyti ne tik studentų kūrybą kaip poeziją bei fotografijas, bet ir horoskopus bei interviu su gerbiamu Rimantu Kmita, kuris yra poetas, prozininkas bei literatūros kritikas. Taip pat viso disputo metu skatinu visus išsirašyti kylančius klausimus ar aspektus, kurių norėsite paklausti ar užduoti disputantams. Tai vyks jau disputui einant link pabaigos, tad juos pasilaikykite ir mes jūsų užklausime. Ir nieko nelaukiant, noriu pristatyti šių metų disputo dalyvius, kurie nagrinės reikšmingą klausimą, ar politika yra karo tąsa kitomis priemonėmis. Taigi, garsiais plojimais pasitikite ir pirmąjį kviečiu docentą, daktarą Lauryną Pelurytį, kuris atstovauja Vilniaus universiteto filosofijos institutą, o jo moksliniai interesai apima politinę filosofiją. Antrąjį disputo dalyvį kviečiu docentą daktarą Simą Čelutką, kuris atstovauja Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutą. Na, o disputą moderuoti kviečiu filosofijos fakulteto dekaną, profesorių daktarą Joną Dagį, kurių taip pat kviečiu ir tarti sveikinimo žodį čia susirinkusiai auditorijai bei dalyviams. Tai labai ačiū, kad susirinkote į šitą intriguojantį disputą, kuriame Fiesta Persone. Aš pagalvojau, kad tas pavadinimas čia labai tinka, nes susitiks du personažai, kuriuos kaip tam tikras teorinės pozicijas atstovaus Laurynas Pelurytis ir Simas Čelutka. Manau, kad galima tokią žvaigždutę pridėti, kad tai, ką jie čia kalbės šiandien, nebūtinai atitinka jų asmeninę nuomonę, nes tikslas yra vis dėlto sukelti tam tikrą poleminę įtampą tarp tokių šiek tiek idealizuotų ir įsivaizduojamų pozicijų, negu kad išsakyti asmeninės pozicijas, kurios, kaip esame matę iš kai kurių disputų istorinės patirties, dažnai yra tokios konverguojančios, žmonės yra linkę taikiai susitarti. Mes tikimės, kad čia tos personos šitų dviejų mokslo daktarų iš tikrųjų gali gal tos įtampos mums suteikti daugiau. Tai šiandienos tema yra, ar politika yra karo tąsa kitomis priemonėmis. Ir Laurynas Pelurytis yra proponentas šio disputo, Simas Čelutka yra oponentas. Paaiškinsiu, ką tai reiškia. Tai reiškia, kad Laurynas buvo įpareigotas pateikti tezes. Aš turiu 4 jau suformuluotas tezes. Ir disputo formatas ir taisyklės yra maždaug tokios. Kiekvienai tezei atskirai bus skirtas tarsi toksai raundas disputo. Ir aš perskaitysiu pirmiausiai vieną tezę, tada pakviesiu proponentą maždaug 5 minučių išskleisti ją, išsakyti argumentus už tą tezę. Po to turėsime suteikti žodį oponentui, irgi maždaug 5 minučių atsakyti į proponento argumentus. Tada turėsime 1-2 minutės replikos proponentui ir atsakančioji replika bus oponento. Tada eisime prie antrosios tezės, prasuksime ratą tuo pačia tvarka. Ir taip su 3. ir 4. teze pakartosime, o tada keliausime prie jūsų klausimų, kuriuo tikimės irgi turėsite, galėsite užduoti juos ir galiausiai tada jau turėsime visi kartu kažkaip tai triukšmo turbūt kažkokiais tai kelimo būdais nuspręsti, tai kas čia tą disputą šiandien gal gale laimėjo. Tai nieko nelaukdami judame prie pirmosios tezės. Pirmoji tezė skamba taip. Negalime suprasti politikos be konflikto, o mirtino konflikto galimybė yra neatimama politikos dalis.
Tai kviečiu Lauryną Peluritytį išsakyti savo argumentus. Ir klausimas, man atrodo, apie karo ir politikos santyki, nors šiandien vyksta daug karų, bet mes juos nesigilinsime, yra toksai dvilypis, nes iš tiesų mes iš karto užduodame du klausimus. Tai yra koks klausimas tarp šių reiškinių ir koks yra santykis, ir koks yra santykis tarp šių savokų. Ir savokos mums tarsi turėtų padėti perprasti reiškinius, bet kartu, šitie dalykai visada bus taip susipainioję. Bet atsiremdamas į kai kuriuos ryškius karo ir politikos teoretikus, pabandysiu išskleisti savo poziciją. Iš tiesų mintį, tą centrinę disputo mintį, kad politika yra karo tąsa kitomis priemonėmis, yra suformulavęs filosofas Mišelis Foucault savo 1976 metų paskaitų cikle Visuomenė turi būti ginama, paskaitos skaitytos Collège de France. Ir pagrindinės implikacijos yra, mano galva, dvi. Tai yra, kad politika nebaigia karo, o veikia kaip mechanizmas, kuris jį įtvirtina. Čia Foucault manimas. Antra tokia ryški implikacija, ką jisai sako, kad galia nėra vien teisinė ar hierarchinė struktūra, bet tai yra labiau jėgų varžytuvės, kurios nuolatos vyksta visuomenėje. Ir dėl to pagal jį taiki pilietinė tvarka irgi gali būti laikoma mūšio tvarka, kuri įtvirtina esamas galios nelygybės ir apskritai iš tiesų galėtume mąstyti apie taikos istoriją kaip nuolatinę tokio tylaus karo, tylaus konflikto istoriją, kuri nesisprendžia ar neišsisprendžia niekuomet iki galo. Vėliau Foucault dėl įvairių priežasčių šitos savo minties nebeplėtoja, tai nevirsta jokia knyga. Jisai galbūt supranta šiek tiek problemiškumą įsileidimo per daug politinės, karinės metaforikos ir karinių skirčių į politinį žodyną. Man atrodo, ką Foucault labai gerai įvardina, tai kad mes galime mąstyti apie karą ir tai, ką mes vadiname normalią politiką, kaip tam tikrą spektrą, kad tai yra dalykai, kurie gali būti matomi kaip išsidėstantis vienoj plotmėj pagal intensyvumą. Ir tai rišanti grandis yra be abejo konfliktas ir konfliktiškumas. Ir čia turbūt reikėtų grįžti prie originalo. Karlas von Clausewicas savo garsiame veikale apie karą suformuoja tą originaliąją mintį, kad karas yra politikos tąsa kitomis priemonėmis. Čia Tomas Šinkūnas iš FI knygų sėdi. Jie išleido Antano Gailiaus puikų Clausewico vertimą. Bet ką sako Clausewicas šitą formulę ir šiek tiek paminėsiu, kaip jisai supranta karą. Tai yra, kad karas nėra politikos pertraukimas, veikiau tai yra priemonė, kurios imamasi, kai visos kitos politinės priemonės nebeveikia. Bet tai yra, vis tiek tąsa, mes siekiame tam tikrų politinių tikslų ir karas kaip kova, kaip smurtinis veikimas yra tam tikras veikimo būdas, bei reikėtų pridėti iš jo paties analitikos tas plaukia, dažnai tai yra blogai pasirinktas įrankis, blogai pasirinktas instrumentas. Ne visada mes politinių tikslų galime pasiekti su karu. Dažnai netgi būna, kad yra pradedami karai, kurie turi neįmanomus politinius uždavinius. Ir tai yra žinoma tiek karo teoretikam, tiek politikos filosofam. Bet, Clausewicas iškelia pagrindinę mintį, kad karo tikslas, esminis, centrinis karo tikslas yra primesti savo valią oponentui. Tai yra, kad mes priverstume kažką daryti tai, ko norime, kad būtų daroma. Clausewicas, žinoma, rašo apmąstydamas Napoleono epochos karus ir galėtume pasakyti, kad atsiranda naujas fenomenas, kad atsiranda karai dėl sunaikinimo, dėl totalinio sunaikinimo, kad nebeužtenka tik tai uždominuoti savo oponentą, bet atsiranda naujos karo sampratos, kurios peržengia Clausewicišką paradigmą. Bet yra ir aišku, dar vienas autorius, kurį neišvengiamai šiandien teks paminėti ir su juo savo pirmąjį svarstymą užbaigsiu, tai yra kontroversiškas dėl savo ypatingai biografijos
politikos filosofas, politikos teoretikas Karlas Šmitas, kuris savo veikale politiškumo sąvoką iškelia tai, kad esminė skirtis politikoje yra draugo priešo skirtis, kaip estetikoje pagal jį grožio bjaurumo, ekonomikoje pelno nuostolio ir taip toliau. Ir jam atrodo, kad be šios skirties mes negalime paaiškinti to, kas yra politika, nes tai yra tas elementas, kurio mes niekaip negalim suredukuoti į kažką kitą. Ir dėl ko mes galime sakyti, kad politika yra susijusi su teise, politika yra susijusi su kultūra, su religija, su ekonomika, su visom kitom sferom, bet yra tam tikras dalykas, kuris mums leidžia mąstyti apie politikos sąvoką kaip visiškai atskirą dalyką ir jam tas konfliktiškumo elementas yra kertinis. Ir beje, savo veikale jisai grįžta prie Klauzevico, nors jį mini tik tai 2 kartus, bet galim sakyti, kad Klauzevico ta mintis yra kertinė mintis Šmitui apmąstant politikos prigimtį, kad karo logika yra iš tiesų politikos logika. Mes negalime suprasti karo nesuprasdami politikos, bet politikos mes negalime suprasti be to, ką Šmitas vadina ką jis vardina kaip politiškumą. Tai yra politiškumas kaip tokia bendroji galimybės sąlyga apskritai politikai vykti. Jo yra manimas, kad tai yra vienas nesuredukuojamų politikos elementų. Ir Šmito teorinės prieigos trūkumus aš galėčiau vardinti, bet aš tai veikiau paliksiu savo oponentui. Taip, ačiū. Tai kviečiame oponentą reaguoti į oponento argumentus. Taip, tai gal ir verta pradėti nuo to, kad Laurynas čia taip pakankamai savo patogiai iš karto pakeitė kai kuriuos esminius terminus ir pradėjo sakyti, kad politika neįmanoma be konflikto, nors tezė yra riebesnė, kad politika yra būtent karo tąsa kitomis priemonėmis. Tai čia toksai gudrus ėjimas, bet aš jam nepasiduosiu. Konfliktas iš tikrųjų yra politikos neatsiejama dalis. Manau, kad su šituo nieks nesiginčia. Bet štai ar karas yra politikos dalis, ar politikos tąsa kitomis priemonėmis, čia yra truputį kitas aspektas. Ir konkrečiai turbūt reiktų pasakyti, kad konfliktai gali būti ir nesmurtiniai, o štai karas visada esmingai bus smurtinis santykis ir veikla. Taigi, jeigu smurtas, jo buvimas ar nebuvimas yra esminis skiriamasis bruožas, šiuo atveju esminė tokia ypatybė, klausimą turbūt reikėtų performuluoti į tokį. Ne koks yra politikos ir konflikto, ar politikos ir karo santykis, bet būtent koks yra politikos ir smurto santykis. Ir čia aš tik tai noriu pasiūlyti keletą tokių politikos apibrėžimų. Pirmą suformulavo vienas iš didžiausių antikinės filosofijos klasikų, galbūt kai kuriems suskambės pažįstamai. Kodėl žmogus yra pilietiškas gyvūnas labiau nei kokia bitė ar bandos gyvulys? Yra akivaizdu. Kaip sakėme, gamta nieko nedaro be tikslo, o kalbą vienintelis iš visų gyvūnų turi žmogus. Kalba yra skirta reikšti tam, kas naudinga ir kas žalinga, taigi ir tam, kas teisinga ir kas neteisinga. O žmonės iš visų gyvūnų išsiskiria tuo, kad jie vieninteliai suvokia, kas yra gera ir bloga, teisinga ir neteisinga ir taip toliau. Tai vėlgi šitam apibrėžime, turbūt jau atpažinot, čia Aristotelio citata, nėra nieko pasakyta apie žmogaus polinkį į smurtą, polinkį imti ginklą į rankas ir panašiai, bet čia akcentuojamas diskursyvumas, žmogaus gebėjimas ne tik kalbėti tą prasme, kad jis reiškia kažkokius garsus, bet iš tikrųjų diskutuoti apie
svarbiausius normatyvinius klausimus apie gėrį, blogį, teisingumą ir neteisingumą. Ir būtent šitas diskursyvumas, mūsų kalbiniai gebėjimai, mūsų polinkis į diskusiją, į vienas kito įtikinėjimą, o ne mušimą ar naikinimą, ir yra tai, kas apibrėžia politiką. Ir kitas jau modernus apibrėžimas, kuris aptinkamas britų mąstytojo Bernardo Kriko knygoje In Defense of Politics, skamba taip. Politika yra veikla, leidžianti konkrečioje teritorijoje suderinti skirtingus interesus ir suteikianti jiems dalį galios proporcinga jų svarbai visos bendruomenės geroviai ar išlikimui. Citatos pabaiga. Vėlgi, čia akcentas dedamas ant kompromisų paieškos kaip esminės politikos ypatybės, o ne polinkio, noro ar gebėjimo sunaikinti kitą. Taip? Tas suderinti skirtingus interesus. Vėlgi, kaip ir Aristotelio požiūrėje, akcentas dedamas ant gebėjimo kalbėtis, tartis, diskutuoti ir tada tos diskusijos arba pokalbio pagrindu prieiti netobulą, bet vis dėlto šiokį tokį kompromisą. Tai yra tai, apie ką turėtų būti politika. Dėkojam. Tai gal iš vietos replika tada. Prašom. Čia oponentas apkaltino, kad aš apkeičiu ginčą ir šiek tiek gudrauju su savokom, bet iš karto daro tą patį. Bet man atrodo svarbesnis dalykas, net ir jeigu mes sutinkam su Aristoteliu ir sutinkam su Kriku, kad politika iš tiesų atsiranda ten, kur yra konfliktas ir kur jį reikia spręsti, arba jisai turi įvykti, arba mes jį kažkaip moderuojam, bet vien per pozityvius aspektus paaiškinti to, kaip atsiranda politinė bendruomenė, tai kad žmogus yra bendruomeninis gyvūnas, iš tos optimistinės antropologijos vizijos, sakykime, mes nelabai galim. Nes jeigu mes žiūrėtume į tai, kaip žmonių bendruomenės būrėsi ir kaip jos patiria save, tai yra vienas dalykas susidūrimas su kitu ir ypatingai politikoje, ir kai mes kalbam apie didelę žmonių bendrijas tokio dydžio kaip valstybės, tai dažnai gali būti apsibrėžimas ir savo ribų, ir savo, sakykime, egzistencinės erdvės gynimas opozicijoje su kažkokia kita grupe ir ne vien dėl to, kad mes nusprendžiam, kad kažkas yra mūsų oponentai, užtenka vien to fakto, kad kažkas kitas designuoja mus kaip savo oponentą. Ir tai yra ta logika, mes ir jie, net ir pripažįstant Aristotelio argumentą, man atrodo, ji nėra Aristotelio paneigiama. Tai gerai, bet esmė yra ta, kad klausimas, kodėl, pavyzdžiui, tam kovojimui ar susipriešinimui mes būtinai turim naudoti politikos savoką. Gal mes galim iš karto ieškoti kitokių savokų, pavyzdžiui, kova dėl galios, priešystė, priešiškumas, ginčai, nežinau. Bet jeigu mes norim suprasti, kas yra politika, reikia žiūrėti iš tos savokos šaknis, ar ne? Tos savokos šaknis yra nekur kitur, būtent polio savokoje, reiškia senovės graikai mums duoda šitą savoką. Ir natūraliai reikia žiūrėti ne tik tai į pačios savokos, taip sakant, etimologiją ir panašiai, bet ir su kokiom patirtim patys graikai siejo šitą savoką, kuriame kontekste gimė pati savoka. Tai jinai gimė būtent tame kontekste, kur piliečiai susitikdavo vienas su kitu būtent tokiom politinės lygybės sąlygom ir jie palikdavo visus savo nelygius, hierarchinius, smurtinius santykius, kurie jie daug turėjo šiaip savo gyvenime, kažkur už borto, bent jau laikinai, tokioj šiek tiek idealizuotoje erdvėje jie išeidavo į lygybės, tarpusavio įtikinėjimo ir diskusijų erdvę. Ir būtent tai padarė politiką išskirtinę.
ar ne, ir kažkuo specifinę pačią savoką ir patį patyrimą. Ne, tuo skiriasi, pavyzdžiui, politika nuo despotijos arba tironiško valdymo. Ne, tu gali sakyti, kad ten irgi yra nuolatinė kova dėl galios įtakos ir panašiai, bet jinai vyksta visiškai kitais principais, ne politiniais. Ne. Politikos mes neturime visur, tai yra ribota savoka. Ne kiekvienas valdymas yra politinis. Ne. Tai ten, kur mes randame galios santykius, ne visur tai bus politika. Politika yra specifinis dalykas. Okay, ačiū. Galite trupučiuką publiką pagalvoti, kam teikiate preferenciją, kieno poziciją palaikote labiau. Mes judame pamažu prie antrosios tezės, kuri leis tęsti jau užsimezgusias tam tikras įtampas. Antra proponento tezė skamba taip. Be karo, smurto ir konfliktų negalime suprasti žmogiškosios būklės ir žmonijos istorijos. Prašom. Taip, žmonijos politinė istorija yra kupina smurtinių konfliktų ir be kovų kitomis priemonėmis, ekonominėmis, ideologinėmis, kultūrinėmis. Karai ne tik griovė, čia irgi reikia pasakyti, kartais jie sąlygoja ir pozityves vėlesnės visuomenės transformacijas, technologinį progresą, bet pasakius šitą, aš iškart žinau šio argumento silpnąją vietą. Tai yra, kad istoristinis argumentas, kad taip visada buvo, jisai nereiškia, kad taip visada turi būti. Jis neimplikuoja normatyvumo. Ir čia apskritai reikėtų sakyti, kad tarptautinės teisės atsiradimas, jos esminis tikslas tiek kaip tarptautinės politikos reiškinio, bet ir galėtume sakyti kaip ir intelektualinio užmojo, buvo tam, kad valstybės išeitų iš tos būklės, kuomet karas yra politikos tasa kitomis priemonėmis. Bet mums vis nepavyksta. Ir čia yra, man atrodo, neigimo neigimas yra tai, link ko aš noriu eiti. Kad nors mano argumentas yra silpnas, kontrargumentas yra dar silpnesnis. Ir tai mes galim pamatyti skaitydami Immanuelio Kanto traktatą Įamžinąją taiką, kuris pasirodo 1795 metais Europoje verdant beprecedentėm nuo 30-mečio karo 17 amžiui laiko konflikto metu, iš esmės beveik pasaulinio masto konfliktas tarp didžiųjų valstybių. Ir Kantas mano, kad karas yra neracionalus, karas yra amoralus, jis yra kvailas ir jeigu mes būtume racionalūs, mes gyventume respublikose, kur yra laikomasi įstatymų, kur mūsų protas ir gal netgi istorinis ar gamtinis būtinumas mus vestų link gyvenimo tose respublikose, kurios savo ruoštų Europos atveju galėtų gyvuoti kaip tokia valstybių tarpusavio konfederacija, kur konfliktai yra sprendžiami ne karinėmis, o teisinėmis priemonėmis. Ir tas tekstas parašytas verdant aplinkui įvairaus intensyvumo kariniams konfliktams buvo toks apeliavimas į karo neprotingumą ir taikos, ne tik moralinę, bet ir racionaliąją dedamąją. Bet aišku, yra kita problema, kad ir Kantas pervertina žmonių racionalumą. Čia yra antroji argumento dalis, tai yra antropologinis argumentas. Apskritai didelė dalis moderniosios politinės filosofijos turi tą problemą, kad mes blaškomės arba tarp tokios hobesianistinės ir prie Tomo Hobso perėsiu vėliau, tokios labai pesimistinės žmogaus antropologijos vizijos, kad žmogus yra iš principo konfliktiška, egoistiška būtybė, kurią galų gale link taikos lenkia jo paties egoizmas ir savisaugos instinktas, arba tokios rusoistinės vizijos, kad iš tiesų su žmogumi viskas buvo gerai, visuomenė kalta. Tai yra mūsų sukurta kultūra, mūsų sukurtos institucijos, mūsų sukurtos socialinės hierarchijos yra tai, kas žmogų sugadina. Nes
bet taip nelendant į šitą, į jų abiejų subtilumus, kaip jie aprašo, ar įsivaizduojama žmogaus būklė, ar kitus dalykus, bet neseniai pasirodžiusi mano dabar naujai mėgstamoje knygoje Davido Greberio ir Davido Vengro labai gerai parodoma, kaip nemaža dalis politinės filosofijos diskusijų ir taip pat istorinių diskusijų remiasi iš esmės į šitą dviejų antropologijų viziją. Ir antropologinis argumentas jis irgi yra silpnas, tuo požiūriu, kad mes vėl galime pasakyti. Tai, kad žmonės iš prigimties yra konfliktiški, tai, kad jie ne tik kooperuoja, bet ir kovoja, stokoja normatyvumą, nes nereiškia, kad tai visuomet turi būti. Bet problema ta, kad jeigu iš vien tik tai normatyvinio žvilgsnio politikoje mes negalime suprasti savo pačių istorijos ir netgi savo kasdienės politikos. Ir dėl šio dvigubo tokio neigimo, man atrodo, šito fakto reikia paisyti. Ir vėlgi, kalbant apie antikos filosofus, tai ne naujiena. Platono dialogas Gorgijas prasideda žodžiais apie tai, kad mūšyje, kovoje reikia pasirodyti, reikia dalyvauti. Tai yra veikalas skirtas politiniai retorikai. Ir, taip sakant, ir graikiškas žodis, jeigu jau apie etimologiją sakom, mūsų dabar vartojama žodis polemika, nusakyti argumento apsikeitimui kyla iš žodžio polemos, kuris reiškia kova. Tai yra, kad kova perkeliama į kitą plotmę ir mes pakalbėsime vėliau, kodėl tai yra geras dalykas. Taip, tai šita antra tezė, tarp kitko, Jonai, gal galima dar kartą perskaityti? Be karo, smurto ir konfliktų negalime suprasti žmogiškosios būklės ir žmonijos istorijos. Taip, tai va, matot, čia jau Laurynas sako, kad be karo, smurto ir konflikto negalima suprasti apskritai žmogiškosios būklės. Jau čia tarsi jis nebe apie politiką kalba. Ne, prieš tai buvo politika, dabar jau visa žmogiškoji būklė. Ar ne? Tai su šituo aš sutinku. Ta prasme, vėlgi, kas gali ginčyti su to, kad žmogaus gyvenime visą laiką buvo, yra ir bus konfliktų. Be abejo. Klausimas yra, ar čia mes dar turime vis dėlto specifinį santykį su politika, ar čia yra toks bendro pobūdžio egzistencinis pastebėjimas. Jeigu, kaip suformuluota, tai yra bendro pobūdžio egzistencinis pastebėjimas apie gyvenimą apskritai, tai tada galima sutikti ir tada dėti kablelį ir sakyti, bet taip pat žmogiškoji būklė ir žmogiškasis gyvenimas yra neįsivaizduojami be gėrio, solidarumo ir bendradarbiavimo. Irgi nepaneigsi, kad yra šitas dalykas žmogaus gyvenime. Taip? Gal ir paneigsi. Paneigsi, gerai. Tai kadangi yra ir šitie dalykai, kyla klausimas, kodėl reikia dėti akcentą tik tai ant konfliktiškumo. Gal mes galim dėti akcentą ir ant gėrio. Kodėl blogis, o ne gėris yra akcentuojami. Ir man atrodo, tu teisingai jau prieš tai pasakėjai, kad atrodo, kad kartais tai yra tiesiog arbitralus filosofų pasirinkimas, toksai iš esmės skonio reikalas. Hobbesas gyvena pilietinio karo metu, tai jam akcentuojasi labiau blogi dalykai. Nežinau, Aristotelis kokiu metu gyveno. Ir gerų, ir blogų dalykų buvo tuo laikotarpiu Atėnuose, bet jis ne tik blogį mato, ar ne? Tai jeigu čia tik apie tai aš nežinau, apie ką mes čia šiaip diskutuojam. Dabar kitas klausimas yra apie tai, kad tu sakai, realybė mums vis primena, kad yra tie konfliktai ir nepaisant to, ką filosofai ar moralistai, aktyvistai sakytų, vis sugrįžta karas, smurtas ir šitie dalykai niekur nedingsta. Taip, bet net ir dabar, sakyčiau, žiūrint į mūsų dabartinę politinę tikrovę, matome, kad bent jau kurį laiką vakarų pasaulyje buvo sukurta tam tikra tarptautinė tvarka, kuri nebuvo išimtinai grindžiama smurtu. Ar ne? Ir būtent šiuo metu tarsi sugrįžinėja ta might makes right ideologija arba mąstymo būdas. Ir mes visi kaip įsikibę, baimės apimti, kabinamės į tą tarptautinę tvarką, kuri buvo dar vakar ar užvakar ir kur nebuvo viskas vis dėlto sprendžiama karais ir smurtu.
Tai vadinasi, kiek aš nežinau, čia metų gaunasi 70-80 metų, su ten, aišku, visokiom išimtim, niekada čia nebuvo viskas ten tobulai, taikinga ir panašiai, bet vis tiek tai buvo sukurtas toks išimtinė politinė tvarka tam tikrų šalių klube, kurioje smurtas nedirigavo, reiškia, esminių principų. Tai ir mes dabar kabinamės į tai. Mes dabar nagais kabinamės į tai ir mes matome, kas slysta iš po kojų, kai visa tai pamažu traukiasi. Tai nėra vėlgi tik svaičiojimas, tai yra politinė tikrovė, kuri buvo sukurta ir kuri kažkurį laiką veikia. Tai čia tik tai atsakant į tą klausimą, kad čia yra tik tai filosofų mintis ar idėjos, tai iš tikrųjų tam tikrais laikotarpiais gali virsti ir politinė tikrovė. Ir paskutinis dalykas, man atrodo, kad taip, filosofai neturėtų būti dramblio kaulo bokšto tokie ryškiai įkaitai, kurie tiesiog svaičia apie dalykus, kurie būtų faini. Jie turi būti akili ir dėmesingi politiniai tikroviai su visų jo sudėtingumu. Bet aš manau, kad vis tiek kaip politikos, moralės filosofas, Laurynas turėtų siekti kažko kilnesnio ir geresnio. Lauryna, šiek tiek sulaikiau nuo replikos nelaiku, tai dabar jau laikas, prašom, tą minutę išnaudoti. Trumpa replika, man atrodo, sakyti, aš dalies sutinku su to, ką Simas sako, bet nereikia per daug sutikti, nes kitaip nesigauna joks disputas. Bet iš tiesų mes galim pasakyti, kad taip turėjom šitą laiką santykinio geopolitinio stabilumo, kai yra tam tikros taisyklės, kurių valstybės paiso, bet kartu tas laikas turi labai tokį aišku pavadinimą Pax Americana, kai yra vienas hegemonas geopolitinis, kuris prisiema rolę palaikyti tas taisyklės, to mes ir galime jas turėti. Problema galbūt atsiranda, ir čia aš šito vietoj sutinku su idėjų gale, kai tie politiniai aktoriai, kurie galėtų tas taisyklės palaikyti, pasirenka jų nebepalaikyti. Bet tai nenuneigia to fakto, kad už šio rules-based order, ar ta taisyklėmis, įstatymais, tarptautinė teisė grįsta, ypatingai tarptautinės politikos tvarka, kad jį laikėsi ant smurto premisos kaip galimybės, kad yra karinė galia, kuri gali, esant reikalui, užtikrinti ar tarptautinės teisės, ar bendrai žmogaus teisių laikymas. Ir čia mes vėlgi galim atsiminti įsikišimą NATO, pavyzdžiui, į buvusių Jugoslavijos šalių karinius konfliktus, nutraukiant nusikaltimų žmogiškumui, net jeigu reikia dėl to bombarduoti Belgradą. Tai absoliučiai sutinku ir nuo Hobso laikų mes žinom, kad jokia sutartis nėra, taip sakant, veiksminga, jeigu jinai nėra užtikrinama kalavijų, ar ne? Tai čia galbūt reikėtų pasakyti, kad karas arba, sakykime taip, smurtas tam tikrais atvejais gali būti viena iš nepolitinių politikos sąlygų. Čia toks subtilus santykis gaunasi, nepolitinė politikos sąlyga. Ir sprendimas dėl karo, reikia ar nereikia kariauti, pulti, gintis ar panašiai, demokratinės valstybės viduje yra politinis sprendimas. Bet pats kariavimas kaip po toks, tai jau nėra politika. Ok, ačiū. Aš kažkaip išgirdęs apie Pax Americana, tai prisiminiau čia trumpas pailsėt publikai interliudas, kad nemaža dalis to laiko nuo 1945 iki dabar buvo vadinama šaltuoju karu. Kažkaip paprastai, kad net ir šaltas, bet karas kartais irgi būna. O dėl Aristotelio laiko, kada jis gyveno, kažkaip tai man atėjo į galvą garsiausias Aristotelio mokinys,
Aleksandras Makedonietis, kuris visai mėgo kariauti ir laimėti tuos karus. Mes pereinam prie trečiosios tezės, kuris skamba taip. Tai, kad politika yra susijusi su konfliktais ar karo galimybė, nereiškia, kad politiniai reiškiniai turi būti suredukuoti į kovojimą kaip vienintelį veikimo būdą. Prašysim proponento išskleisti argumentus su šitą tezę. Na, šią tezę noriu pasakyti tai, kas yra ją pasakyta. Tai yra, kad sąvokų susietumas nereiškia, kad jos gali būti suredukuotos viena į kitą. Kai mes sakom, kad karas ir politika yra susiję, mes vis dėlto pasiliekam atskiras sąvokas, dėl to manom, kad yra tam tikri skirtumai tarp šių reiškinių. Nors aš vis tiek laikausi savo pozicijos, kad politikoje visada glūdi karo plačiaja prasme, ar kaip pilietinio karo, ar karo tarp valstybių galimybė. Tai yra, ką Hobbesas pavadina, kad karas yra apskritai nusiteikimas vykdyti kovinius veiksmus vienas prieš kitą. Tai aš prieš tos tezės lieku. Bet bendresnis argumentas čia yra, kad mes negalime, nors susėdami dalykus, juos suredukuoti vieną kitą, ir aš pasitelksiu tam, kad tą parodyti, ką nors iš oponentų stovyklos, tai yra Hannah Arendt ir jos knyga apie smurtą, kuri specifiškai sako tą patį argumentą kaip Simas Čelutka, kad ten, kur smurtas prasideda, politika baigėsi. Arendt problema, man atrodo, aišku, yra ta, kad jį painioja deskriptyvinį ir normatyvinį kalbėjimą, jinai vietomis daro deskripciją, vietomis kalba normatyviai ir ten, kur jį kalba normatyviai, aš labai norėčiau su ja sutikti, nes ir Simas mane ragina į kilnumą ir gėrį atsisukti. Bet vis dėlto ten, kur yra deskripcija, kažkoks kipšas mane kreipia į kitą pusę. Bet Arendt ten, kalbant apie tą sąvokų painiavą, labai gerai atkreipia dėmesį į tokių autorių kaip Fanonas ar Žanas Polis Sartras smurto glorifikacija ir iš ko jie atsiranda. Nes vėlgi sakymas, kad politika ir karas yra neatsiejami reiškiniai, nereiškia, kad mes imame teisinti ir glorifikuoti smurtą. Anaip tol. Bet ir Arendt labai gerai pateikia, kaip įvyksta ši konceptualinė painiava, kai Marksas rašo apie tai, kad politinis smurtas, ar kažkokie įvykiai gatvėse, barikados, susirėmimai, ginkluoti ar smurtiniai susirėmimai yra kaip revoliucija lydintis sąrėmiai. Tai yra kaip kažkoks dalykas, kuris lydi dramatišką visuomenės transformaciją. Bet ką atkreipė dėmesį Arendt, vėliau tokie autoriai kaip Sartras, jie tiesiog prilygina smurtą ir politiškai motyvuotą smurtą apskritai revoliuciniam veikimui. Ir taip įvyksta toksai nepagristas šių dviejų reiškinių sumetimas į vieną katilą, kaip tiesiog matomos riaušės gatvėje ir sakoma, o štai vyksta revoliucija. Ar štai yra politinis veiksmas. Ir Arendt be abejo su tuo drastiškai nesutinka ir, aišku, ji atkreipia dėmesį į dvi problemas. Tai yra vienas dalykas, kas nutinka moderniaisiais laikais ir apie ką kalba ir Foucault. Tai yra taikos meto gyvenimo logikos militarizacija, kaip savotiška modernybės blogybė. Ir čia Šmitas ir Klausevicas turbūt kvestionuotų, ar tai yra išimtinai kažkoks tai modernus reiškinys, galbūt tai yra tiesiog politikos dalis. Ir kitas dalykas, aišku, termobranduolinio ginklo atsiradimas ir kad tarp didžiųjų valstybių, šaltojo karo vertimas karštuoju reikštų ne šiaip politikos pabaigą, reikštų visko pabaigą, tai reikštų žmonijos pabaigą. Bet visgi mes analitiškai atskirti, kas yra dar politika, o kas yra kovojimas pasitelkiant jėgą ar net fizinį smurtą, nėra taip lengva. Juo labiau, kad mes turime daug kovojimo priemonių. Mes galime kovoti nebūtinai tiesiogiai
pasirinkdami smurtą. Bet jeigu mes siekime politinių tikslų, tarkim, vykdydami ekonominę blokadą arba užsimdami kažkokią sabotažinę veiklą, nenaudodami smurto, bet siekdami tam tikrų politinių tikslų ir tų pačių politinių tikslų siekime pasitelkdami tai, kas yra politiškai korektiškai vadinama kinetiniais veiksmais, taip, tarsi nušvelninant tą smurtinę dedamąją, politinė tikrovė nepanaikina smurto ir politikos sąsajos. Tai nereiškia, kad mes turim pradėti viską sujungti, painioti ir nebeatskirti. Tam mes ir turim skirtingas savokas, bet vis dėlto, kur Arendt susiduria ir kur, man atrodo, normatyvinė pozicija turi problemų, tai yra atskiriant normatyvumą ir deskripciją, kai mes norime nuskyti, kas politika yra ir kas politika turėtų būti. Tai ačiū Laurynui, kuris skyrė tiek daug dėmesio savo šitoj trečioj tezei Hannai Arendt, kuri yra mano pusėje šitam debate ir jisai jai pritarė, aš labai džiaugiuosi to. Ir ta proga kažkaip taip sutapo keistai, aš irgi turiu šį bei tą pasakyti apie Hannah Arendt ir būtent apie tą mažą knygelę, kurią neseniai išverčiau apie smurtą. Tai tik citata viena. Smurtas visada gali sunaikinti galę, turime omeny politinę galę. Iš ginklo vamzdžio išauga veiksmingiausias įsakymas, gimdantis patį staigiausią ir tobuliausią paklusnumą. Tai, kas iš smurto niekada negali išaugti, yra galia. Politiniu požiūriu nepakanka pasakyti, kad galia ir smurtas nėra tas pat. Galia ir smurtas yra priešingybės. Ten, kur viena valdo absoliučiai, kitos nėra. Citatos pabaiga. Ir čia, man atrodo, geras pavyzdys išskleisti šitą tezę yra Maidano revoliucija, kurią beje Laurynas aplankė, o aš ne, gyvai. Tai yra konkrečiai susidūrimas tarp Berkuto ir Janukovičiaus, taip sakant, pajėgų ir piliečių, kurie Maidane kūrė tą savo unikalų solidarumą ir bendrystę tuos kelis šaltus mėnesius. Ir vėlgi, kur sakytų Arendt yra esminė skirtis, tai yra, kad politika yra kalbiška savo esme, šią prasme jinai seka Aristoteliu, o smurtas savo esmė yra nebylus. Smurto mes imamės tada, kai jau nebegalime susikalbėti. Ir Janukovičiaus toks iš tikrųjų nebylus šaudimas į ukrainiečius Maidano aikštėje yra toksai griniausio pavydalo, reiškia, smurto išraiška. Net tu bijai susitikti akis į akį ir įeiti į akistatą su tais, kurie kalba ir kurie turi argumentų savo pusėje ir kurie turi savo idėjų ir normatyvinę poziciją. Ir dėl to tu ėmiesi šaudimo. Ir labai panašiai turbūt galima interpretuoti ir apskritai Rusijos ar Putino agresiją prieš kaimynės valstybės. Kadangi nėra jokių argumentų jo pusėje, kurie patrauktų normatyviai šio regiono tautas, nėra jokio gero gyvenimo vizijos, kurią galėtų pasiūlyti šitas rusiškasis pasaulis, jie imasi smurto. Kokia čia politika? Čia nėra jokios politikos, nes čia nėra jokių argumentų, čia nėra žodžio. Ir gal dar vienas momentas, kita autorė, Chantal Mouffe, demokratijos teoretikė, kuri beje atsispiria nuo Karlo Schmito ir iš esmės pritarė, kad konfliktiškumas, tas agon, yra svarbi politikos dalis, dažnai užmirštama liberalų. Jinai sako, kad vis tiek tą priešiškumą, tą antagonizmą tikroji politika turėtų paversti tai, ką jinai vadina agonizmu.
O agonizmas tai yra tokia politikos forma, kur mes pripažįstame vienas kitą kaip legitimius oponentus, o ne kaip priešus, kuriuos būtina sunaikinti iki galo. Tai politika yra apie vis dar bendrą erdvę, bendrą pasaulį, kuriame žmonės, turėdami labai skirtingas pažiūras arba interesus, vis tiek gali susikalbėti ar bent jau bandyti tai daryti. Jeigu mes išeinam į antagonizmą arba tą jau visiškai draugo priešo perskyrą, mes kažkur išeiname anapus politikos. Jo, dėkojame. Tai gal proponentas norėtų replikuoti? Kad aš nepritariu iš esmės viskam, ką oponentas sako. Ne dėl tų argumentų nekilnumo, bet pati ir ta problema, man atrodo, Simo yra gerai išskleista, tik tai yra kita problema, kad kai kažkas nusprendžia, kad mes esame egzistencinis priešas jiems, mes neturime pasirinkimo, kaip dalyvauti tame konflikte, tame netgi kartais smurtinėme mūšyje. Ir tai yra politikos kaip būtent žmonių nesambuvio, bet ir nesambuvio, rašant vienu žodžiu, be tarpo dalis. Mes tai irgi turim pripažinti. Tai čia tiesiog vėl oponentas nori savo normatyvumą kontrabandos būdu įnešti į tai, kaip mes aprašome pasaulį. Taip, Šmito argumentas galioja, kai kitas pasirenka mane kaip priešą, aš neturiu kur dėtis. Man neišvengiamai reikės kažkaip save ginti. Ir jeigu tai yra smurtinės priemonės, man reikės imti irgi smurtinės priemonės į savo rankas ir kažkaip atsikirsti. Vėlgi, mano pirminis klausimas lieka galioti. Ar šitą sandūrą vis dar vadintina žodžiu politika? Nes jeigu tai yra būtinybė gintis, tai čia nėra jokios laisvės, čia nėra apie ką diskutuoti. Ne tai, kad, pavyzdžiui, ukrainiečiams tenka gintis nuo Rusijos agresijos, kur šitame taške yra politika, tai yra neišvengiamybė, tai yra būtinybė. Čia nėra kažkokio laisvės ar net pasirinkimo momento, ta prasme, nėra kur dėtis. Politika Ukrainoje, tokia tikrąja to žodžio prasme, sugrįž po to, kai bus atremta šita ataka. Dabar ta vienybė ir sutelktumas, ir tai netobulai ten diskutuoja žmonės vis tiek apie politinius klausimus, apie korupciją ir taip toliau, bet šitam taške tai nėra pasirinkimas, tai yra tiesiog būtinybė išgyventi kažkaip, išlikti. O kai jau išliksi, tada galbūt gali vėl pradėti gyventi tą tokį autentiškiau politišką gyvenimą. Tai, kad mane atakuoja kažkokia grupė arba kitas žmogus ir aš turiu gintis, savaime man nesako, kad tai yra politinis santykis. Ketvirtoji tezė. Kovos tąsa politinėmis, o ne smurtinėmis priemonėmis ne tik nepaneigia karo ir politikos sąsajos, bet yra pageidautinas dalykas. Konfliktui išliekant jis sprendžiamas ne koviniais veiksmais. Prašom išsakyti argumentus. Tomas Hobbesas Leviatane, ar ne, nurodo, kad visuomeninė sutartis, ar ne, politinė, pilietinė būklė yra būdas išeiti iš to, ką jisai aprašo, sutinkam ar nesutinkam, prigimtinio visų karo prieš visus būklės. Ir ką jisai taip pat pabrėžia, ir čia vėlgi net nebūtina sutikti su Hobbeso tokia pesimistinė antropologija, kad matyti jo argumentų stiprumą, tai yra, kad tie žmonių stimulai, kuriuos mes matome veikiant karo ar konflikto situacijoje, jie išlieka ir pilietinėje būklėje,
bet jie kartu yra perkeliami į kitą plotmę, jie yra savotiškai transformuojami. Ir šiek tiek pacituosiu. Hobbesas teigia, kad visiems žmonėms būdingas amžinas ir nuolatinis vis didesnės valdžios troškimas, pasibaigiantis tik su mirtimi. Kadangi žmogus negali užsitikrinti turimos gerovės neįgydamas daugiau galios, ši konkurencija anot jo yra neatsiejama jo paties dalis. Ir net ir sukūrus valstybę, tokios aistros kaip lenktyniavimas, nepasitikėjimas ir garbės troškimas išlieka. Ir aišku, Hobbesas pažymi, kad žmonės nuolatos varžosi tarp garbės ir dėl garbės ir titulų, pilietinėje būklėje tai gali sukelti pavydą, neapykantą ar net maištus, bet alternatyviai be pilietinės būklės, tai yra neturint valstybės, kuri valdo smurto monopolį ir turi kitus puikius, nuostabius mūsų mėgstamus dalykus, tokius kaip teisės viršenybė, mes turėtume gerokai didesnių problemų. Tai yra, sutartis ne tik panaikina panaikina nepageidaujamus reiškinius prigimtinės būklės, kaip jis nusako, kurioje nieko negali būti sukurta, negali būti jokio tvaraus mokslo, meno, jokios ūkinės veiklos. Žmogaus gyvenimas yra trumpas ir bjaurus, tai yra garsusis jo nusakymas, ir iš tiesų pilietinės karo būklės atveju, pilietinio karo būklės atveju, kurie, kaip mes žinome, yra labai žiaurūs karai, istoriškai, dažniausiai taip ir būna. Bet ką duoda valstybės sukūrimas teisės, kitų dalykų, tai yra, kad mes apribodami individus suvaldome, bet nepanaikiname jų kovos. Tiesiog jų kova tęsiasi būtent kitomis priemonėmis, kurios nebėra smurtinės. Taip sakant, kad ir tai yra mano argumentas, link kurio vedu, tas sąryšis tarp smurtinio konflikto, tarp karo ir politikos, jis nėra panaikinamas, tiesiog yra išvengiamas tas kraštutinis dėmuo žmonių tarpusavio santykio, jeigu taip galime pavadinti, mirtiną karinį konfliktą. Būčiau minėjęs ir Chantal Mouffe, bet Jausimas tą padarė vietoj manęs. Bet man atrodo, yra kita problema. Bandymas apsimesti, kad mes politikoje galime išvengti konfliktų ir priešpriešos, netgi gali turėti pavojingus padarinius. Šmitas, beje, ironiška, žinant jo reputaciją, perspėja, kad kai mes sakom, kad tas kantiškas amžinosios taikos idealas, jeigu jis yra siekiamybė, vardan žmonijos gerovės, yra daug pavojingiau negu pasakyti, kad kažkas yra mano priešininkas. Nes tada mes kažką galime kitą užrašyti į nežmonijos gretas. Ironiška, žinant jo paties vėlesnę biografiją ir indėlį į Niurnbergo įstatymus ir kitus dalykus, bet pats argumentas, man atrodo, yra svarbus ir kodėl mes turime nepamiršti. Nes čia yra Šmito, ir Arendt šitoje vietoje su juo sutiktų, kad būtent vengimas matyti žmogaus prigimtį kaip konfliktišką ir vengimas matyti šią smurtinio konflikto ir politikos konceptualinę sąveiką, jis gali būti dar pavojingesnis ir dar labiau destruktyvus savo padariniais. Ir užbaigiant šiek tiek atsakant į Simo argumentus apie tai, kad smurtas panaikina politiką, aš nesutikčiau, nes čia būtų pasakymas, kaip nusikaltimas panaikina teisę. Tai yra, nusikaltimas eina prieš įstatymus, kaip konkrečia teisės išraiška, ar gali būti jo normatyvinė dedamoji nepriimtina, smerktina ir visai taip, bet tai nepanaikina teisės kaip reiškinio, kaip kažko. Ir tai yra net kraštutiniai tokie reiškiniai kaip karas. Kodėl, man atrodo, jie niekada nesunaikina politikos? Kodėl nėra taip, kad neišeinama iš karų atgal į politiką, kas tarsi ta eskalacija yra pavojus. Būtent dėl to, kad karas ir politika yra vienam tokiam
žmonių santykio intensyvumo kontinuume. Ačiū. Taip, tai aš manau, kad taip, konfliktiškumas, kaip jau mes kalbėjom, man atrodo, antrą tezę aptarinėdami, neišvengiamai yra žmogiškosios būklės dalis ir taip pat ir politikos dalis. Tik tai, ką bando padaryti mūsų jau čia nekartą minėti demokratijos teoretikai, jie nori pasakyti, kad tą konfliktiškumą mes galime transformuoti į truputį kitokį sambūvio tarpusavio santykių būdą, kur kaip tik mes išvengsime to tokio gyvūniško iš esmės santykio vienas su kitu. Aš neseniai čia kažkaip su vyresnė dukra daug pradėjom žiūrėti visokių filmų apie gamtą ir aš kažkaip apšalęs esu, kad visą laiką esminis motyvas visose juose yra, kaip jie vieni kitus valgo. Svarbiausia parodyti, kaip jie vieni kitus medžioja ir galiausiai suvalgo. Yra ten ir kažkokių grožio momentų, ten tiesiog graži gamta, bet šitas motyvas visą laiką bus, kaip jie valgo vieni kitus. Ir kažkaip, man atrodo, Arendt, kiti filosofai, Aristotelis irgi, jie bando nubrėžti tam tikrą orientyrą, kur link turėtų šiaip jau eiti žmogiškumas mūsų, ne? Kuo mes vis dėlto skiriamės nuo gyvūnų. Mes turime gyvūnišką dalį, čia faktas. Bet ar mes leisime vien tik tai jai bujoti, ar mes vis dėlto prisiminsime ir, kaip Kantas sakytų, ir savo naumeninę pusę, kuri mus išveda į tikslų karaliją, ar ne, kur, kaip Aristotelis sako, mes vieni su kitais kalbam apie tikslus, apie idėjas, apie principus, apie gėrį ir blogį, teisingumą, neteisingumą, ne? Ir tai, nežinau, gali vadinti tai idealizmu ar utopizmu, bet jeigu taip, tai tada turbūt visa filosofija yra bent kažkiek idealistinė ir galbūt nebūtinai tai yra blogai, ar ne? Kodėl yra blogai turėti discipliną, kuri mums duoda tą orientyrą, ar ne, arba etiką. Kad mes kaip žmonės galime bent jau tam tikrais momentais peržengti, pranokti savo gyvūniškumą. Ne? Mes galim daugiau. Be abejo, kad iki galo šitos prigimties dalies mes neeliminuosim. Ir aš sutinku su tais, kurie primena šitą dalį ir tokį realistinį įskiepį visą laiką reikia turėti. Nekurti visiškai ten tokių jau grandiozinių kažkokių utopijų, komunistinių ten ar dar kažkokių, kur galima būtų įsivaizduoti šviesų rytojų išvis be smurto ar konfliktų. Bet su tuo realistiniu įskiepiu, aš manau, mes vis tiek galime siekti ir to žmogiškojo solidarumo, ar ne? Nors aš niekada nebuvau didelis neseniai prieš porą dienų mirusio Jurgeno Habermaso gerbėjas, labiau gal esu Arendt pusėje negu Habermasas, bet vis tiek orientacija į susikalbėjimo bent jau galimybę, man atrodo, yra svarbi politikoje. Be jos mes liekame tokioje grinai animalistiniai fazėje. Ačiū. Gal norit replikuoti? Aš gal trumpai pritariant Simui, vis dėlto manau, kad Makiavelis yra teisus tuo, kad yra daug praktiškiau, pragmatinė prasme, pasitikėti žmonių įdomis, o ne jų dorybėmis, net jeigu mes siekiame kelinių tikslų. Ir man atrodo, čia yra problemos tokio kantinio kalbėjimo apie žmogų, kad turim nepamiršti naumeno savyje ir kitų gražių dalykų. Vis dėlto pragmatika ir man atrodo, būtent mes turime neužsimti tą tokią skirstimo, čia jau žmogus,
čia jau gyvūnas, ta prasme, taip tie kulinariniai ypatumai, kur ten liūtas valgo antilopę, jie yra labai gražus, mes irgi valgom dalykus ir man atrodo, čia yra perdėm mūsų tokia fiksacija kažkaip sukilninti žmogiškumą virš gyvūniškumo, kur yra atskirų lygmenių problemiškas dalykas, bet man atrodo, mes turim sutarimą, kurio nesinori pripažinti. Tai dėl to aš ieškau kur nesutiks su Simu, tai aš vis dėlto sakysiu, kad reikia pasikliauti žmonių blogiausiomis savybėmis. Ir Hobbesas irgi taip sako, kad jeigu mes norime turėti taiką, mes turime žmonės laikyti pagarbioje baimėje. Ir tai yra gerokai patikimesnis dalykas, negu visus ugdyti pagal Platono ar Aristotelio dorybių teoriją. Šitą pasisakymą Laurynas pradėjo nuo Makiavelio ir aišku, kad jisai, kaip ir priklauso šitam disputui, paminėjo tik vieną Makiavelio pusę. Tai yra tik tai garsų į Makiavelio valdovą. Bet jis parašė žymiai didesnį ir išsamesnį knygą apmąstymai apie Tito Livijaus dekadą, kurioje Makiavelis išryškėja kaip aršus respublikonas, kuris kažkodėl, nepaisant savo realizmo valdovę, respubliką iškelia kaip žymiai pranašesnę santvarką negu tironija arba despotija. Ir jis nenori, kad Italija virstų despotija ir Florencija konkrečiai, ar ne? Vadinasi, net ir Makiavelis neišvengia kaip filosofas, kaip mąstytojas tam tikro normatyvumo. Jis kažkodėl vis tiek preferuoja respublikonišką santvarką. Kodėl? Jeigu mes tiesiog esame tokioje animalistiniai fazėje, tai ir despotija turėtų būti visai gerai. Bet jis turi argumentų ir jisai remiasi antikiniais, reiškia, romėnų istorikais ir filosofais ir bando ieškoti argumentų, kodėl vis dėlto respublikoniška laisvė yra geriau negu tironiška vergija arba vergovė. Tai čia tiesiog toks irgi istorinis pastebėjimas. Bet kaip čia pasakyti, man atrodo, kad tas be abejo, aš kaip ir minėjau, mumija yra gyvūnas ir šito mes neišvengsim, bet gražiausi žmogiškumo pavyzdžiai, patys įstabiausi, yra tada, kai mes vis dėlto pranokstame savo gyvūniškumą. Ačiū. Kaip ir užbaigėme rimtą labai dalį. Kolegos, gal turite klausimų mūsų oponentui arba proponentui? Labai dėkoju, labai įdomu. Klausimas galbūt būtų labiau Simui apie perskyrą tarp politikos ir smurtinių karštų veiksmų, kiek supratau. Klausimas galbūt skambėtų taip. Kuo skiriasi tai, ką jūs vadinat politika, kiek supratau ir laikote? Kuo tai skiriasi, jeigu mes žmogų išgyvendinam iš namų, taikom jam kažkokias ekonominės sankcijas, arba šaliai, arba žmogui? Kiek supratau, tai vertinat labiau žmogiškai ir ne taip gyvūniškai, gyvuliškai, lyginant su smurtu, jeigu žmogus naudotų kažkokį karštą, veiksmą su ginklais, bombom ir visų kitų. Kodėl yra būtent čia riba tarp šių dviejų smurto ir politikos sąvokų ir kuo tai skiriasi, jeigu tikslas, kuris yra siekiamas, jisai tikriausiai yra tas pats. Tiesiog priemonės, kuriamis tai daro, yra skirtingos. Ačiū. Dėkui, tikrai geras klausimas. Man atrodo, kad, sakykime, ekonominės sankcijos, kodėl vis dėlto būtų vėlgi, kaip čia toks, bent jau pradiniai fazėje, žmogiškesnis arba politiškesnis veiksmas ar priemonė, tai yra būtent todėl, kad šį veiksmą padarius dar yra atsitraukimo galimybė. Reiškia, jeigu bus pasiektas kažkoks
spaudimas, ne, ir tada tu gali grąžinti atgal status quo ante, ne, tu gali atšaukti sankcijas ir tada jūs grįžtate į panašius prieš tai buvusius, sakykime, ekonominius ryšius. Tai karo atveju kelio atgal nebėra, bent jau tiems, kurie žūsta tame kare. Ne? Tai mirusieji nebeprisikels. Na, bent jau, taip sakant, čia į religinius aš dabar neįsiu debatus, bet taip sekuliaria prasme. Tai man atrodo todėl, kad čia vis dar yra erdvės tarimuisi ir dėryboms. O tuo kitu atveju tu jau dažniausiai eini tokį, na, viskas arba nieko tašką. Jo, čia labai geras klausimas. Aš galbūt labiau turėjau omeny tą momentą, kad kai jau ukrainiečiai nusprendžia gintis visom įmanomom priemonėm ir ginti būtent visą tai, ką jūs išvardijot, ir aš visiškai sutinku, kad tai nėra tik apie tokį gryną išgyvenimą, tai yra ir apie gyvenimo būdo viso ir kultūros, ne, išlikimą. Iš esmės tai yra toks egzistencinis reikalas. Aš labiau turėjau omeny, kad kai jau šitas sprendimas yra priimtas, diskusijoms apie patį šį tikslą jau nelabai yra erdvės. Ta prasme, tu gali diskutuoti viduje Ukrainos apie galbūt vieną ar kitą taktinį sprendimą, ne kokių priemonių reikia imtis tam, kad įgyvendinti šitą sprendimą, bet pats sprendimas iš esmės jau yra priimtas, ar ne? O tie, kurie kvestionuoja patį tikslą, na, dažniausiai laikomi išdavikais arba kažkaip panašiai, ar ne? Tai nes čia aš labiau turėjau omeny, kad politiškumas būtinai turėtų, kaip čia pasakyti, įtraukti bent jau kažkokias skirtingas pozicijas, ar ne, skirtingų pozicijų ir interesų derinimą. O čia šiuo atveju yra, kaip čia toks ganėtinai aiškus ir vienaprasmis tikslas ir tik tai dėl jo įgyvendinimo priemonių mes galbūt galim turėti skirtingų nuomonių, ne, kaip ten, kur konkrečiai kariauti, konkrečiam fronto ruože, su kokiais ginklais, kiek kokių finansų skirti, bet tai jau savo esmė yra kito lygio klausimas, nes tas esminis sprendimas jis jau yra priimtas. Aš tik, kaip pasakyt, kitą viziją atstovaujantys šiandien sakyčiau, čia kaip Šmitas sakytų, čia ir yra tas politikos, toksai kertinis pavyzdys, nes ką siekia padaryti Rusija, tai yra paneigti būtent gyvenimo, egzistavimo būdą ir pačią egzistenciją Ukrainos valstybės ir ukrainiečių tautos, tiek politinė, tiek etninė prasme. Ir tai yra momentas, kad būtent tas sprendimas ir šitas konfliktas, jis yra apie tą dėja egzistencinį politikos lygmenį, bet tai būtent, kad yra priimamas sprendimas šituos dalykus ginti ir jie yra ginami, viso kitko nepadaro kažkaip nebe politika. Nes tai, ką Simas sako, kad yra jau kažkokie taktiniai veiksmai, ir čia Klausevicas irgi jam pritartų, sakytų, Klausevicas apie karą sako, kad karas turi savo atskirą gramatiką. Atskirą turint minty
Tai yra kitoks veikimo būdas, negu kad jau ten veiktų diplomatai, kažkokie valstybės galvos ir panašiai. Bet vis dėlto, tai kaip Ukraina renkasi kariauti, tai nėra tik pasirinkimai kažkokie taktiniai. Jie irgi yra normatyviniai, jie irgi yra susiję su tuo pamatiniu savosios tapatybės lygmeniu ir savo egzistencijos gynimu. Tai yra, nes mes akivaizdžiai matom, kad Rusijos kariavimo būdas, karo menas rusiškas yra tiesiog pagristas nesibaigiančių karo nusikaltimų ir nusikaltimo žmogiškumui būdu, o Ukrainoje būtent tai nėra tik taktiniai pasirinkimai, tie visi pasirinkimai yra labai normatyvūs. Yra labai sąmoningai pasirenkama nelaužyti tų konvencijų, paisyti tarptautinės karo teisės, paisyti proporcingumo. Tai yra, Ukraina niekada nebombardavo Rusijos civilinės infrastruktūros ir tai pradėjo daryti jau kaip atsaką, bet visiškai proporcingą atsaką ir panašiai. Tai man atrodo, kad mes analitiškai tiesiog nelabai galim taip lengvai atskirti, kad čia jau yra nebe politika, o čia jau yra karo gramatika, kaip sako Clausewicas. Man atrodo, čia yra daug labiau persipinę lygmenis. Ar dar turime klausimų? Tai norėjau padėkoti už diskusiją, labai įdomu buvo pasiklausyti. Tai visų pirma, norėčiau tam tikrą tokį kritinį elementą numesti. Tai aš manau, kad Hobbeso panaudojamas būtent pagrįsimui, kad politika yra karo tąsa, čia būtų nevalidus vis dėlto, nes manau, kad čia pagrindinis argumentas yra tai, kad žmogaus būklė yra karo būklė, tada politika yra žmogaus veikla ir todėl yra tam tikras tęstinumas. Tačiau vis dėlto, tai Hobbesas būtent ir naudoja politiką kaip tam tikrą karo būklės nuneigimą, o ne jos tęstinumą. Ir net jeigu tada atsiranda nauja pilietinė būklė, kur varžosi valstybės kaip tam tikri tie netikri individai, tai vis dėlto nuneigia tą hobbesiškąją karo sampratą. Tai čia tam tikra tokia nedidelė kritika Hobbeso vartojimui ne pačiam argumentui, bet jo panaudojimui antropologiniam argumentui. O mano tada toks pagrindinis klausimas tada būtų, man atrodo, kad visas šitas disputas galų gale susiveda į tą Šmito minimą politiškumą ir ką mes matome kaip tą a priorinę sąlygą politikai vykti. Tai man įdomu būtų, ar jūs visų pirma sutinkate su Šmitu, kad tas konfliktiškumas, ta enmity angliškai, ir yra tai, kas leidžia politikai egzistuoti, ar yra tam tikras kažkoks kitas tas a priorinis elementas politikai pradėti. Ačiū. Dėkojom. Tai abiems turbūt klausimas, bet pradėsim nuo proponento. Jo, dėl Hobbeso jį taip lengvai interpretuoti. Čia yra toksai konceptualinis sudėtingumas, kai viena vertus sako, kad karo būklė yra nutraukiama, bet visi stimulai, kurie joje veikia, jie tęsiasi. Ir čia, pavyzdžiui, Foucault ir Šmito interpretacija iš dalies ir sako, kad net ir normalioj pilietijoje, tai yra normaliomis pilietinės būklės sąlygomis, karo galimybė visada išlieka. Čia Hobbesas irgi yra Šmitui svarbus autorius. Tai čia yra, aš labai pritariu, kad čia yra toksai, nėra būdo taip vienareikšmiškai pasakyti, Hobbesą interpretuojant, kad tik tai vieną arba tik tai kitą pusę. Čia, bet labai gera pastaba. O kalbant apie tą a prioriškumą, jeigu taip jau šiek tiek žengiant anapus, šitos šiandienos disputo temos, man atrodo, kad čia yra tokios dvi medalio pusės, kurių vieną nuo kitos neatimsi. Tiek tai, ką sako Šmitas, tiek tai, ką sako Arendt apie viešumą, viešąją erdvę ir kaip tokios būtent irgi struktūrinius elementus politikai įvykti. Jie galioja ir jie nenuneigia iš tikrųjų vienas kito. Tiesiog čia yra šiek tiek irgi optikos klausimas, ką mes pasirenkam labiau išryškinti. Bet sakyčiau, čia abu elementai į politiškumo apibrėžimą gali tilpti, jie yra sutaikomi. Ir netgi padėtų, šmitiškais motyvais papildymas Arendt, padėtų šiek tiek išlipti iš to
tokios įtampos, kurį sako, kad vienos politinės santvarkos pas ją tampa nebe politinėmis, nes ten nėra politikos, tas normatyvumo ir deskriptyvumo santykis pas ją jis yra pakankamai problemiškas, nes Aristoteliui, Platonui pasakyti, kad oligarchija ir tironija irgi yra politijos formos, nėra problemos, ar kad ten vyksta politika. Ir netgi, be Habermasas minėtas, plėtodamas Arendt kai kurias idėjas savo toj naujai irgi į lietuvių kalbą išverstoje knygoje struktūrinė viešosios erdvės transformacija, jis irgi atkreipė dėmesį, kad politika vyksta ten, net kur ir nėra arentiška ta idealizuotų Atėnų agoros prasme politikos, bet politika ir ten vyksta. Ir ten taip pat yra viešumas ir viešas pasirodymas ir visi tie elementai, apie kuriuos Arendt kalba, jie išlieka ir būtent dėl to, kad jie yra ne tik normatyvūs, o būtent labiau deskriptyvūs, aš sakyčiau, jos argumentas nuo to net sustiprėtų. Dėl Aristotelio tai taip, oligarchija, demokratija, aristokratija ir taip sakant, karalystė, visa tai yra politinės santvarkos, bet yra viena svarbi vieta, kur jisai sako, bet despotija nėra politinis valdymas. Ir būtent už šito užsikabina Arendt. Kad ir tai leidžia parodyti, kad vis dėlto ne kiekvienas valdymo būdas, valdymo santykis savo esmė bus politinis. Nes jeigu nėra erdvės pasirodyti piliečių daugiui ir aptarinėti dalykus bent jau kažkokiu ribotu mastu drauge, viešo erdvėj, tai nebus politika. Dabar dėl Šmito. Šiaip mano ilgametė problema su Šmitu yra, kad nors jisai sako, kad politiškumas teigia draugo priešo skirtis, visas akcentas, visas svoris pas jį visą laiką yra į priešo kategoriją. Ir man visą laiką norėjosi ir disertacijoje aš tą kėliau klausimą, o jeigu mes ne ką mažesnį dėmesį nukreipsime į draugo kategoriją, kas tada paaiškės? Ir tada paaiškės, kad Šmitas yra truputį pernelyg vienpusiškas, kai jisai sako, kad pilietinė ar politinė draugystė gali gimti tik tai mūsų akistatoj su išorės priešu. Net ir, pavyzdžiui, tas pats Ukrainos pavyzdys. Yra toksai populiarus tropas vakarų diskurse sakyti, kad Putinas pasidarė savo meškos paslaugą, nes su savo karu jisai galutinai pagimdė Ukrainos tautą. Reiškia, tokios vienybės, kaip dabar, labai įvairiopoje Ukrainos, reiškia, tautoje dar niekada nebuvo. Čia tik dalis tiesos, nes čia, jeigu tu tokį šmitišką argumentą dėstai, tu praktiškai ignoruoji visą Ukrainos istoriją ir kultūrą. Tu visiškai ignoruoji kultūrinės Ukrainos tautos šaknis, ne? Ir čia jau klausimas yra turbūt jau kito lygmens, reiktų žiūrėti atskirai, višta ar kiaušinis, ar ne, ar ten iš pradžių kažkas brendo kultūriniai plotmei ir padarė ukrainiečius to, ko jie yra, ir tik paskui jie susidūrė su išorės priešais, ar čia viskas yra kažkokioj tokioj vienalaikiai, o gal ir diachroniniai simbiozijai, čia jau atskiras klausimas. Bet aš manau, kad tikrai yra pernelyg vienpusiška sakyti, kad tik išorės priešas gali suteikti reikiamą vieningumą tautai. Nes aš manau, kad draugystės, tie saitai ryšiai, jie labai dažnai išauga iš apačios, tiesiog savaime, ne, vystant bendrą kultūrinį gyvenimą, ne, tiesiog gyvenant drauge. Tai lygiai taip pat ir Aristotelis, jis pradeda nuo pozityvių, taip sakant, mažo mastelio žmonių sambūrio pavyzdžių, ar ne, kaip žmonės vienijasi į bendrijas, kaimus ir panašiai, ir pamažu tas kyla į kažkokį aukštesnį bendrumą. Tai su Šmitu aš sakyčiau, kad žymiai daugiau dėmesio reikėtų draugystės, politinės draugystės savokai.
Ok, gal dar vieną klausimą, kokį paskutinį, kas nors norit užduoti? Ne? Tai padėkokime abiems kol kas, abiems dalyviams disputo. Tikrai buvo įdomu. Ir reikėtų mums dabar pereiti prie atsakingiausios jau dalies auditorijos. Tai ar galime mes parodyti QR kodą ir per slaido atsakyti į klausimą, tai kieno poziciją palaikote? Proponentas, docentas daktaras Laurynas Peluritis, oponentas, docentas daktaras Simas Čelutka. Tai kągi, tenka paskelbti. Reiškia, balsavo visi, kaip suprantame, ir procentinis pasiskirstimas proponento ir oponento palaikytojų yra 50 ir 50. Lygus. Galiu, taip sakant, parodyti, kad taip ir yra. Visiems kitiems nepademonstruosiu, tai galime pasveikinti. Disputas pavykęs. Dėkoju, grąžiname žodį organizatoriams. Gine, noriu tarti keletą padėkos žodžių. Tai visos komandos vardu noriu padėkoti Vilniaus universiteto filosofijos studentų moksliniai draugijai už sklandų bendradarbiavimą ir prisidėjimą prie šios iniciatyvos įgyvendinimo. Ir kas nežinote, tai yra studentų organizacija, vieninanti filosofijos fakultetų bendruomenę ir skatinanti akademinės diskusinės, mokslinę veiklą bei kritinį mąstymą. Taip pat noriu tarti didelį ačiū savo komandai ir, žinoma, disputo dalyviams bei moderatoriui. Ir ačiū Jums, kad pasirašėte renginiui, kad pasirašėte tezes, argumentus ir kad skiriate mums laiko. Ir norime Jums atsidėkoti ir mini dovanėlėmis. Tai paplokime dar kartą daktarui Laurynui Peluričiui, kuris atstovauja Vilniaus universiteto filosofijos institutą. Daktarui Simui Čelutkai, kuris atstovavo Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo institutą. Bei, žinoma, šį renginį moderavusiam filosofijos fakulteto dekanui daktarui Jonui Dagiui. Na, o aš dabar su visais atsisveikinu. Dar kartą dėkoju visiems atėjusiems, jog skiriat savo laiko ir esate čia su mumis. Ir nepamirškite aplankyti mūsų ir kitose veiklose šią savaitę. Taigi, kovo 19 susitinkame meninėme vakare, kuriame skatinsime bendruomeniškumą bei studentų meninę veiklą. Taip pat susitinkame 20 dieną uždaromajame vakare, kuriame pažymėsime šių renginių ciklo pabaigą. Ir ačiū Jums ir gražios dienos.